3 iš 3 Danieliui Sandersui. Kas galės pagauti Australą? Nedažnai lenktynės prasideda taip. Praėjo daug laiko, bet negaliu skųstis. 5 pergalės SSV ir Challenger kategorijose, o dabar pergalė Ultimate kategorijoje auksiniam berniukui iš Tauragės Rokui Baciuškai. Tai nėra staigmena, mes tam ruošimės, dabar eisim jėgoti ir pakartosime tai dar kartą. Challenger kategorijoje Olandai Spierings ir Van der Stel taip pat įsirašo į savo vardus į laimėtojų gretas. Manau, šis Dakaras yra sunkus. Labas vakaras, TV6 žiūrovai, čia Mindaugas Plukys ir Laurynas Matonis. Tęsiam toliau Dakaro stebėjimą, lauksim mūsų lietuvių rezultatų, tikrai šiandieną bus įdomu. Tai yra paskutinė diena prieš dar vieną maratoninį etapą, tai šiandieną buvo tikrai įspūdingų dalykų, 3. greičio ruožas. Esam paruošę jums tikrai labai įdomią laidą, todėl ateinančią valandą likite su TV6 televizija ir įsipatoginkite. Mes turime paruošę labai fainų vaizdų. Likit su mumis. Kaip atrodau? Susilaužiau nosį, buvo blogai, tad pailsėjau ir praleidau chrono etapą, bet galiu vėl startuoti nuo 3 etapo. Tai taip romantiška pradėti etapą su saulėtekio šviesa. Vairuok švelniai. Vairuok švelniai, mėgaukis tuo, gerai praleisk laiką. Pažiūrėkime, ar žinome, kur dabar važiuoti. Jis toks lėtas. Mes aplenkėme juos net tiesiojoje. Kuris motociklininkas? 104 nukrito. Tu net sulaužiai vairą? Na, kaip jauties? Geriau? Jei nori išbandyti save, atvyk į Dakarą. Čia yra ta vieta, čia sunku. Kiek dabar valandų? Po 5:16. Na, neturim pasirinkimo. Pasiekiau finišą, kai kurie dalyviai dar čia atvyksta. Tikras nuotykis. Tai svajonė. 48 valandų chrono. Mes prie savo automobilio ir tai šaunu. Tai kaip svajonė. Kaip vaikystės svajonė miegoti šalia savo automobilio Dakare. Tai kaip Dakaras buvo Afrikoje ir jį visi miegodavo prie savo motociklų. Mes išgyvename netikėtinas akimirkas. Kristelio, Kaunas. Manau, per GoPro nesimato, bet dar niekada gyvenime nemačiau tiek daug žvaigždžių. Taigi 3. etapas, siekiant suteikti dalyviams šiek tiek poilsio po 48 valandų chrono etapo, o taip pat dėl regione pliaupiančio lietaus, organizatoriai nusprendė sutrumpinti 3 etapą 169 km. Dabar jie varžysis 327 km laikų sudėtingame ulietoje vietovėje, keliaudami iš Bišos į Al-Henakiją. Na ir šaušo rytas motociklininkams.
šiol Rally GP klasėje vyko Danielio Sanderso šou, tačiau šiandien jis prarado šiek tiek laiko atidarydamas trasą, nors tai ir nebuvo visiškai jo kaltė. Australas susidūrė su GPS problema savo kelio knygoje, dėl ko prarado kryptį. Viskas klostėsi gerai, jaučiausi puikiai, navigacija ir tai sekėsi puikiai. Tačiau, deja, nutiko kas nutiko ir dabar nieko nebegaliu pakeisti. Tiesiog atsigauti ir ruoštis rytoj pirmin. Bet kokiu atveju jis vis dar pirmauja bendroje įskaitoje. Vienas geriausių motociklininkų mėgėjų, Martinas Mičekas, praėjusiais metais užėmė puikią 10. vietą, o šiuo metu Dakare tikisi geresnio rezultato. Čekas pripažįsta, kad reikia būti fiziškai ir psichologiškai pasiruošusiam, kad veiktum Dakarą. Nepaisant ankstyvų klaidų, jis šiandien finišavo 8, o bendrai įskaitai užėmė 12. vietą. Stefanas Svitko Dakaro nepraleido nuo jo debiuto 2010 metais ir savo 16-ame pasirodyme. Slovakas vis dar važiuoja pilna jėga. Buvęs 2016 metų vicečempionas šiandien užėmė 6. vietą tarp Lučiano Benavides ir Pablo Quintanillos. Adrianas Van Beverinas apibūdino šiandieną kaip emocinius linksmuosius kalnelius. Jis krito, bandydamas neatsilikti nuo Tošo Šareinos akmeningoje vietovėje. Ross, il a vu que c'était compliqué en nav et il m'a laissé passer pour rouler derrière. Mais bon, c'est un mec fair play. Šiaip tai tikrai gera diena, sunki navigacijos klausimų, bet viskas lyg ir pavyko, aš finišė, kaip matot. Viskas tvarkoje, teko kristi, bet tada sutikau Rosą Branšą. Buvau nuvažiavęs ne tą kryptimį, bet Rosas mane parvedė į finišą. Labai dėkingas jam. Puikiai diena Rosui Branšui, būtent tam, kuris atvedė Van Beveriną į finišą. Jis pasinaudojo bendrais navigacijos įgūdžiais abiejų lenktynininkų. Jis užėmė 4. vietą ir dabar bendrais, kad tai yra 3, vos 2 minutėmis atsilieka nuo lyderio. Skyleris Hausas sutiko, kad pirmieji 100 km šiandien buvo itin sudėtingi ir akmeningi. Nepaisant ankstyvų klaidų, jis užėmė 3. vietą ir bendrai įskaitai yra 2. Ricky Brabekas vis dar atsigauna po nuviliančio pasirodymo 48 valandų chrono etape. Šiandieną jis buvo 2 ir 4 minutėmis atsiliko nuo lyderio, o bendrai įskaitais jį skiria tos pačios 4 minutės nuo 1. vietos. Belly Coxas sako, kad ką tik supratau, kai paklydau upės vagoje išdžiūvosi, bet teko susikaupti, grįžti atgal ritmą ir štai aš finišė. Viskas gerai. Važiuojam toliau. Tačiau laimingiausias vyras šiandieną buvo Lorenzo Santolino. Jis laimėjo 1. Dakaro etapą savo karjeroje. Santolino laimėjo 4 minučių persvarą, o Brabeką, Hausą ir Branšą kitus dalyvius skiria vos 13 sekundžių.
Pradėjome šitą etapą energingai, spėjau atsigauti po 48 valandų chrono etapo, bet šiandien viskas iš naujo panašu pavyko. Labai džiaugiuosi, tai įspūdingas pasiekimas man ir visai mano komandai. Siunčiu linkėjimus šeimai už palaikymą, bet dar lieka labai daug Dakaro, reikia susikaupti ir tikrai norėčiau dar daugiau pergalių savo įskaitoje. Taigi Santolino Brabeką aplenkė šiandieną 4 minutėmis, Hausas 3. Danielis Sandersas pirmavo mažiau nei 2 minutėmis prieš Hausą bendroje įskaitoje, Rosas Brančas 3, Ricky Brabekas 4, Tošas Šarėna 5 vietoje. Top 5 skiria 8 minutės. Na ir Rally 2 kategorija, kur turime ir lietuvaičių. Rally 2 lyderiai po antro etapo taip pat pirmauja bendroje įskaitoje. Edgaras Kanė seka vakarykščių greičio ruožų nugalėtojo Michaelo Doherty pėdomis. O čia mūsiškiai keliasi ir ruošiasi kovai 3-ame Dakaro etape. Arūnas Gelažnikas segasi savo išskirtinį baltą kostiumą, kol jo technikai ruošia motociklus dar vienai sudėtingai dieginami Dakare, bet panašu, kad viskas tvarkoja. Ketvirta diena, 3 greičio ruožas. Šiandien šiek tiek trumpintas dėl lietaus išplautų trasų. 317 berods kilometrų. Saulė kyla, mes pasiruošę, varom į startą. Štai taip su pirštinėm ant rankenų, pirmaisiais saulės spinduliais Arūnas Gelažnikas išvyksta į 3 greičio ruožo startą. Kartu su juo, žinoma, iš paskos ir kiti lietuviai. Ar tu laimingas? Modestas Siliūnas čia panašu laimingas, atsakydamas į kolegos klausimą. Paskutiniai pasitarimai su komanda, jis irgi išjuda į dar vieną iššūkį. Iš motociklininko aprangų galite matyti, kad tikrai šalta ten rytais būna Saudo Arabijoje. Vėliau jau sportininkai išsirengia iki sportinio aprangų, bet pervažiavimuose tenka apsirengti šilčiau. Labas rytas, išjudu į 3 greičio ruožą. Ačiū už tokį didelį palaikymą. Super. Nerimantas Jucius čia dėkoju jums visiems už palaikymą. Ir taipogi stoja į kovą dar vienai dienai Dakare. Na, o dabar Romanas Dumontier jūsų ekranuose. 23 metų čempionas, šie metai jam sunkus. Prisijungęs prie Honda komandos, prancūzas supranta, kad reikės laiko priprasti. Šiandien važiavau prastai, ypač akmenyse, turėjau problemų praėjusiais metais šioje vietovėje, sekėsi geriau. Tačiau šiemet nežinau, kodėl nesiseka. Kartą pasiklydau, tačiau vėliau viskas pagerėjo, važiavimas buvo malonesnis ir greitas, kas buvo šaunu. Taigi taip ir praėjo diena. Trumpesnė ne vakar. Emanuelis Dženisas kovoja dėl pirmosios vietos Original by Motul kategorijoje. 20 šios kategorijos dalyvių kovoja su dykuma be jokios pagalbos. Nepriklausomai nuo lygio ar patirties lengva pasiklysti, bent jau ne vienišai. Ir kai vienas randa tinkamą kryptį, visi kiti seka iš paskos. Dabartinis lyderis yra Benjaminas Milo. Jis jau 3 kartus užėmė prizinės vietas, bet dabar niekada dar nėra laimėjęs Dakaro. Jis sekė savo varžovą išlaikydamas 5 minučių persvarą. Ne tokios sąlygos, kokias mėgstu, daug akmenų. Mane pavijo Emanuelis Dženisas, kuris yra mano tiesioginis konkurentas varžybose, tačiau beveik visą laiką važiavome kartu. Sunie, geriausiai pasirodęs kinų lenktynininkas 2023-aisiais grįžta kovoti. Grįžęs po peties traumos, jis ir toliau linksminasi trasoje. Michael Doherty šiandien lipa ant podiumo ir nors finišavo 3, jis vis dar 2 bendroje įskaitoje.
Jis yra 13 bendroje įskaitoje, o Rally 2 klasės vaikinai nenusileidžia Rally GP kategorijos profesionalams. Keletą kartų rimtai išsigandau, nusprendžiau sumažinti greitį, Lorenzo Santolino mane aplenkė labai greitai ir jis tapo mano orientyru, leidusiu man jį sekti. Pilnas po silpniausio savo etapo Tobias Epster reikštingai įveikė Krono. Jis pasirodė puikiai, užėmęs antrą vietą ir dabar yra 10 bendroje įskaitoje. Tai gana sunku, nežinau, ką Davidas sugalvojo. Šią savaitę atrodo, kad nori, kad kuo tuštesnis liktų bivakas po poilsio dienos. Bet mes čia atvykome kovoti. Rally 2 etapo prizininkai demonstruoja savo galimybės. Visi 3 pateko tarp 12 geriausių trečiojo etapo bendros įskaitos motociklininkų. Kanye pirmas pasiekęs antrą pergalę. Mažiau nei 10 minučių skiria 3 lyderius. Kanye pirmauja prieš Doherty ir Epsterį. Nils Terik pirmauja tarp likusiųjų. Na ir mūsų lietuvaičiai. Jūsų ekranuose Arūnas Gelažninkas, žmogus sugrįžęs į Dakarą. Sekės neblogai, šakė atlaikė, kirtimų neturėjau, važiavau labai ramiai, pradžioj porą paklydimų, bet toliau neklydau ir viskas gut, 317 km iki Pivako, judam, voila. Arūnas Gelažninkas šiandien 42 greičio ruože. Čia Rimantas Jucius. Jis dieną užbaigė 40, geriausiai iš lietuvių pasirodė jis. Nu ką, dar vieną dieną baigta. Buvo tikrai nelengva. Nuo pat pirmo kilometro prasidėjo akmenų sekcija, tai 100 km važiavom vien pabirusiais akmenim. Vėl greita, dulkių daug, pavijau sportininkų, lenkiau, važiavau tada iš galo. Žodžiu, buvo įdomi, tik ranka dar. Kovoju biški su rankos skausmu, tai tas biški nervina. O šiaip tai ką, viskas super, dar vieną dieną finišuota, be jokių kritimų, be jokių kažkokių pakleidimų, navigacija susitvarkė, viskas gerai. Grįžti, ilsėtis, eisiu ranką, gal pasitikrinsiu ir ką, ir ruoštis rytoj. Super, šiandien trasa buvo. Pirma pradžia, aišku, šiek tiek sunkiau, nes akmenų daug buvo, bet nuo pietų atsukau rankeną ir lenkiau po biškį varžovus. Tai bandžiau neklysti navigavime, bet pačioj pradžiai teko paklaidžioti, tai varžovai, kurios apsilenkiau, paskui atsivijo mane, o aš jiem parodžiau teisingą kelią, tai jie ir kaip sakant, atsilenkė ir tada reikėjo vėl dirbti. O pati trasa tai buvo sudėtinga, bet kaip namuose, nes pas mus irgi trasos nelygintas, daug akmenų, tai vat, galima sulyginti su Lietuvos motokroso trasa. Mykolas Kovačius šiandieną 91, o Modestas Teliūnas dieną užbaigė 69 vietoje. Dabar susipažinkime su čekų triukų meistru, kuris siekia tapti pirmuoju kaskadininku įveikusiu sunkiausią pasaulio iššūkį. Ką reiškia Dakaras Adamui Peskeliui? Dakaras reiškia nuotykį, Dakaras reiškia ribų išbandymą. Tu tikrai nori sužinoti, ar gali tai padaryti? 99% žmonių manęs klausia, Adamai, kodėl tu dalyvauji Dakaro ralyje? Kodėl tu nori tai daryti? Aš esu pašėlęs, todėl ir esu čia. Štai mano komanda, Jakubas ir Jarna. Mes esame motociklininkų kaskadininkų komanda iš tiesų. Apie 2002-2003 metus, kai kaskadinių triukai ir street motociklai atėjo į madą Čekijoje, aš tiesiog užsidegiau noro atlikti tokius triukus kaip važinėjimas ant galinio rato ar stabdymas ant priekinio rato. Visi bandė tai padaryti. Vaikinai iš esmės varžėsi tarpusavėje, kas greičiau važiuos ant galinio rato ar kas toliau nuvažiuos ant priekinio rato. Kartais turi peržengti savo ribas, kad rastum, kur ta riba yra iš tiesų. O tada, kai pagaliau atrandi būdą, kaip tai atlikti triuką, tai tiesiog milžiniškas pasiekimas tau. Toks buvo šios istorijos pagrindas. Staiga esi ten, esi ant rampos ir galvoji, wow, tai vyksta.
Aš tikiu savimi, tikiu, kad galiu tai padaryti, tikiu, kad galiu sunkiai treniruotis, tikiu, kad galiu panaudoti savo įgūdžius ir finišuoti. Aš tiesiog tikiu. Tu negali, šie motociklininkai treniruojasi 10 metų Dakaro raliui. Žmonės man sako, taip, žinau, bet aš tikiu, kas man pasakys, Adamai, tu negali, tu nesugebi, aš galiu. Aš tikiu ir tai yra nuotykis, tai yra Dakaras. Motociklo valdymas, jausmas, ką motociklas tau sako, tai, ką išmokau važinėdamas kaskadiniais motociklais. Tu slysti, darai beprotiškus balansavimo triukus. Reikia jausti kiekvieną smulkų prisilietimą, kiekvieną nedidelį judesį. Ir tai vienas iš dalykų, kuriuos jaučiu. Aš suprantu, ką motociklas daro. Bet kita vertus, kas man tikrai sunku ir visiškai nauja, tai kopos ir smėlis. Aš tik pradedu atrasti, kaip reikia paspausti akceleratorių, tada viskas veikia. Mano gyvenimo būdas ir mano motociklo valdymas yra toks, kad kiekvieną dieną noriu būti geresnis, nei buvau vakar. Tai buvo beprotiška, tikrai beprotiška. Turėjau tiek daug avarijų ir nemalonių situacijų, kad vis dar esu pašėlęs, bet suprantu, kiek gali būti pašėlęs. Ne per daug, visada reikia išlaikyti pagarbą. Pasakyk man, kaip taip įmanoma, tai kaip meilė ir neapykanta. Na ką, mes laukiam lietuvaičių Šarūno Kniazio su komanda Dakare irgi. Sveiki sugrįžę į Dakarą, tęsiam apžvalgą. Ir čia automobilys kita. Vakarykštis etapas buvo paskutiniu Carlosui Sainzui. Dabartinis čempionas patyrė avariją per 48 valandų chrono etapą, o automobilio apsauginis rėmas buvo taip pažeistas, kad FIA neleido jam tęsti varžybų. Akivaizdu, kad esame labai nusivylę, jog turime pasitraukti iš lenktynių. Automobilį atgabename čia šiandien, o po išsamesnės apžiūros apsauginis rėmas buvo tik vos pažeistas. Tai lengva pataisyti, o komanda stengiasi įtikinti FIA leisti pataisyti, bet visgi nepavyko. Turime nutraukti varžybas, esu labai nusivylęs. Linkiu komandai sėkmės, deja, nebegaliu jiems padėti. Štai čia kopose ir įvyko lemtingoji avarija. Visi labai nusivylę, bet taip jau yra. Deja, teks sugrįžti kitais metais ir pabandyti dar kartą. Henkas Ladeganas pripažino, kad jei kas būtų pasakęs, kad po 3 dienų jis bus ralio lyderis, jis nebūtų patikėjęs. Tačiau būtent taip ir yra. Tokiame didžiuliame renginyje jaučiamas didelis spaudimas ir kartais pamiršti, kad esi čia tam, kad mėgautumeisi. Primename savo prieš lenktynes, kad esame čia dėl vairavimo, kurį mėgstame. Man patinka vairuoti, lenktyniauti, dalyvauti lenktynėse. Iki šiol mes tai ir darėme. Deja, vakar netekome ne tik El Matador pernai metų čempiono, bet ir mūsų Lietuvos ralio čempionų Vladas Jurkevičius, Aisvydo Paliukėno. Štai taip jau automobilis dieną baigė vakar, bet jie papasakos išsamiau apie situaciją patys. Šiek tiek ne mūsų pusėje, aiškinas dar su komanda, ką galim padaryti, kaip čia interpretuotas taisyklės, žiūrėsim. Ir žiūrėsim, kas aišku su automobiliu, tai dar apžiūrės FIA atstovai, kuris ar tikrai tai lampinė linko, įvertins automobilio būklę komandą, įvertins laiką, kiek liko mums čia ir tada spręsim, ką daryti. Sakau, patys dar kol kas nežinom, kaip čia viskas bus, bet kol kas labai gerai čia nekvepia kaimis. Na ir šiandien ryte mažiau, bet likę lietuvaičiai renkasi į startą. Benediktas Vanagas atvykęs į startą, štai taip, ruošiasi dar vienam iššūkiui. Trečio etapo startas. Kaip Dariau, ar pasiruošęs po maratono, ar pailsėjai? Pailsėjau, viskas gerai. Tai visą laiką prie ratų. Darius prie ratų, šturmano toks papildomas darbelis. Jisai yra ir priešgaisrinės apsaugos inspektorius mūsų ekipaže. Turi pažiūrėti, ar pajungta priešgaisrinė sistema.
ratai, nu, žodžiu, labai multitaskingo daug. Sunkus šturmano darbas. Va, pasižiūrėkit, kaip kelio knyga atrodo. Aha, alarmai dega, na, čia daug mašinų privažiavę. Startuojam trečią etapą. Puikiai diena, matom tokių lavos akmenų prisėta, tokie kaip vulkaninės kilmės geri akmenys. Labai puikiai tinka padangom, pramuša greitai ir stipriai, neskausmingai. Tokia gaida, palinkėsim visiems geros dienos. Rokui naujų pergalių Dakare. Kai Rokas laimės Dakarą, manau, kad sostinę perkelsim į Tauragę. Štai taip Gintas Petrus siunčia linkėjimus Rokui Baciuškai, linkėjom sėkmės. Ir su savo voru, bei Darium Leskausku, savo navigatorium, stoja į startą. Na ir minėtasis Rokas Baciuška šiandieną startavo pirmas, nes vakar laimėjo pirmąjį savo gyvenime greičio ruožą Ultimate įskaitoje. Maksimalus susikaupimas akyse ir Rokas pajuda į trasą. Yazid El Radži kaip visada sulaukė daug dėmesio starto linijoje, bendraudamas su princu Khalidu bin Sultanu Al Fasailu. Laimėjęs 48 valandų chrono etapą, Rokas Baciuška pirmą kartą atidarė greičio ruožą. Lietuvis atrodė su viskuo, susitvarkė puikiai, pradėdamas etapą akmenuotame reljefe. Už jo startavo Sebastianas Loebas su Dacia, tačiau po 12 km jam kilo rimtų problemų. Hanway sukūrė savo naują automobilį HWM T1+, iki šiol geriausią rezultatą pasiekė 48 valandų chrono etape, tai 30 vieta. Nors atrodė, kad Loebas išvengė rimtesnių problemų, po ankstesnės avarijos iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Per virtimą sugadinimą vairo traukę. Kristina Gutierrez kartu su savo šturmanu Pablo Moreno buvo pasiruošę padėti Loebai. Lygiai taip pat, kaip tą darė 48 valandų chrono etape. Per vertimą ne tik sugadinom vairo traukę, bet ir pametėm atsarginę. Iš pradžių automobilis veikė gerai, bet vėliau paaiškėjo, kad ta traukė buvo sulinkus ir ko pasekoje lūžo. Loebas tęsė savo pasirodymą, tačiau bendroje įskaitoje šiuo metu yra 16 vietoje. Jam prireiks didžiulių pastangų, kad atsitiestų. Na, situacija yra tokia, kokia yra. Atsiliekam 1 valandą ir 20 minučių, o tai jau daug, bet pamatysim. Naseras Al-Attija šiandien pasirodė puikiai. Jis startavo 6 ir greitai pasivėjo priešais važiuojančius Toyota ekipažus. Kataro lenktynininkas buvo nusivylęs, kad užtruko ilgai juos aplenkti, tačiau finišavo 6 ir pakilo į 2 vietą bendroje įskaitoje. Ir tuo pačiu aplenkė Yazid El Radži.
Mums tai buvo gera diena. Ką tik išgirdau, kad Sebas apsivertė. Tikiuosi, jis gerai jaučiasi ir galės tęsti, nes mums labai svarbu, kad visi 3 automobiliai pasiektų Dakaro podiumą. Tai labai svarbu mūsų Dacia Sunriders komandai. Pagaliau priežastis šypsotis M Sport Ford komandai. Matijas Ekstromas šiandien finišavo 7, o tai leido jam pakilti į 3 vietą bendroje įskaitoje. Seth Quintero pateko į bendros įskaitos 10 vietą, užėmęs 3 vietą šiandienos etape. Problemos daugeliu lyderių reiškia, kad laiko tarpai tarp lenktynininkų šiuo metu nėra dideli. Po 3 etapų Quintero esantis 10 atsilieka vos 35 minutėmis nuo lyderio. -19 vieta chrono etape nebuvo idealus laikas Guerlinui Šešeritui. Jis atsilieka 48 minutės nuo lyderio ir užima 12 vietą. Tačiau šiandien dar kartą finišavo antras, kaip ir pirmame etape, atsilikęs tik pusę minutės nuo nugalėtojo. Tačiau šiandien buvo pasiektas naujas rekordas. Saudas Vairava tapo jauniausių etapo nugalėtojų Ultimate klasėje. Vos 19 metų ir 191 dienos amžiaus Pietų Afrikos atstovas laimėjo 3-ąjį Dakaro etapą 2025 metais. Buvo daug vietų, kuriuose galėjai suklysti ir baigti savo lenktynes. Sudėtingose vietose važiavome atsargiai. François gerai orientavosi ir buvome tikslus visur. Tačiau po 3 etapų vis dar pirmauja bendroje įskaitoje Setas Quintero, kuris šiandien pateko į top 10, o Lukas Moraisas pakilo į 5 vietą. Pirmosius 4 vairuotojus skyrė tik 12 minučių. Henkas Latiganas ir Bretas Cummings šiandien finišavo 13. Toyota vairuotojui buvo sunku rasti ritmą akmenuotose vietovėse. Taigi, Henkas Latiganas pirmauja prieš artimiausią persekiotoją Naserą Latiją 7 minutėmis ir 17 sekundžių. Na ir lietuvaičiai. Šiandieną Benediktas Vanagas parodo geriausią rezultatą iš lietuvių, jis greičio ruožė 20. Čia mūsų Dakaro turistų fanų medžiaga, kurią vis labai puikiai gauname į Vilnių. Na ir ką pats Benas turėjo pasakyti po greičio ruožą. Greičių ruožas tai buvo tikrai labai smagus. Tie 329 km nors ir buvo pakankamai akmenuoti, bet galima buvo gal jais ir pasimėgauti iš tiesų. Labai džiaugiausi, kad turėjom 3 minučių tarpą prieš mus. Bet aš dabar taip turbūt jaučiu, kad šitoj taktikoje, kurią mes esam susidėlioję, mes truputį per daug laiko atidavinėjom navigacijoje ir 3 kartus buvom paklydę, tai toks... Suprantu iš vienos pusės ir aš pats esu ekipažo narys, tai turiu prisiimti visą atsakomybę, bet taip per daug laiko barstom, nuoširdžiai per daug laiko, tai nežinau, reikės kažką galvoti, ką daryti. Bet dar viena diena Dakaro įveikta ir tai turbūt yra vienas iš geriausių dalykų. O rytoj mūsų laukia maratonas, tai va, tai bus iš viso smagu. Lietuva! Lietuva! Kitaip sakant, išvertus, ką norėjo pasakyti Benediktas Vanagas, tai kyla įtampa? Buvo ratų keitimo treniruotė, pasikeitėm 2 ratus, nes trasa buvo... Na, aš tai nesuprantu iš tikrųjų, kaip ta mašina laiko, kas čia iš vis vyksta ir kas čia per trasos. Važiuoja akmenų laukais. Nu ir važiuoji. Ir greitai važiuoji. Nes jeigu lėtai važiuosi, Gintas sakė, kažkas aplenks tave. Ir tada važiuosi per akmenis ir dulkėsi. Nu tai tada iš vis bus blogai. Tai važiavom greitai per akmenis. Nu ir pramušėm 2 ratus. Vieną čia visai gale, tai va, visas dulkinas. Bet šiaip šiandien Gintas žiauriai greitai važiavo. Tai ir naviguot sunku buvo, nes nu reikėjo labai jau viską čik. Tai kaip ir nieko beveik nepriklilaidžiau šiandien, tai vienoj vietoj greideris mūsų trasą lygino, tai ten pasimetė biškį, bet nedaug, tai o visa kita kaip ir liuks. Tai va, tai dabar 300 dar namo kilometrų. Gintas Petrus ir Darius Leskauskas šiandien greičio ruože užima 43 vietą.
Na, Rokui Baciuškai šiandien buvo sunki diena, jis startavo pirmas iš Ultimate automobilių, iškart pirmajam atskaitos punktai skrito 35, antrajame 39 dieną, bet galiausiai dieną užbaigė 22. Visiems ne kažką pirmam, bet gerai, maratoninę dieną nereikės atidarinėti. Pradžiai neradau greičio per akmenis, nežinau kaip važiuoti, saugojau labai padangas, kad neprasikirsti, nes šiandien buvo tikrai akmenuota. Nežinau, savo tempo nelabai gavom, nes pirmi kilometrai nematai nei vėžių, nei nieko, kad ir tie motociklo vėžės, bet nelabai matosi. Bet iš esmės viskas gerai, rytoj starto pozicija bus gera. Šiandien greita diena, bet turim tą 320 važiuoti iki bivako. Tai žiūrėsim, viskas po kol kas gerai, judam į priekį ir manau, kad viskas bus liuks. Nepraranda optimizmo Rokas Baciuška, tas ir svarbiausia. Taigi Vanagas 20, Baciuška 22, Gintas Petrus 43. Na, o dabar rubrika Dakaro legenda. 1993 metais laimėjau Dakarą. Buvau kartu su Dominiku Serys, tada aš buvau visiškai naujokas, neturėjau tokios patirties kaip vaikinai, prieš kurios varžiausi. Tais metais dalyvavo įspūdingas būrys, 5 Citroenai, 5 oficialūs Mitsubishi. Reikėjo pristaikyti prie šio unikalaus renginio, bet negalėjai atsipalaiduoti, nes varžovai buvo itin pajėgus. Tarp tų pajėgių vairuotojų buvo Oriol, Ratrigių ir Vatanen. Ne visada prisimenu etapų miestų pavadinimus, nes jų buvo tiek daug, bet niekada nepamiršiu atkarpos tarp Ben Onif ir El Golea. Tai buvo vienas iš greičio ruožų ir kokie 800 km į Saharos gilumą. Tai buvo tikras pragaro etapas. Tais metais automobilyje turėjome tik 2 atsarginius ratus, o tai buvo gana ambicinga 800 km etapui su 2 atsarginiais ratais. Gana greitai, gal po 100 ar 200 km jau buvome prakiurdę abu. Galvojame, kad dar reikia įveikti 600 km be atsarginių. Tada pakeitėm strategiją. Sumažinom greitį, vengėme akmenų. Buvo sunku visų jų išvengti, bet bent jau didesnių vengėme. Ir tiesiog meldėmės, kad daugiau neprakiurdytume ir stengėmės pasiekti El Golea. Antrasis etapas tarp Maroko ir Alžyro tapo košmaru daugeliui dalyvių, nes Saharos mėlynuose išblėso šlovės viltys. Neįtikėtina, bet trečdalis visų ralio transporto priemonių įstrigo ir buvo priverstos pasitraukti. Buvome pasiruošę nuotykiui, net jei žinojome, koks sunkus jis bus. Stengiamės išlaikyti tolygų tempą ir būti itin atsargus, neįstrigti smėlyje, nepragirdyti padangų, nesugadinti automobilio. Ir radome tinkamą pusiausvyrą, nes kai pasiekėme El Golea, mums pasakė, kad mes pirmieji. Mūsų priestaisai neveikė, tad turėjome viską daryti patys ir nebijojome improvizuoti. Atvažiavome į kopas, liko 150 km ir nežinojome, kaip jas įveikti, nebuvo nei vėžių nieko. Ilgai laukėme, kol pagaliau atvažiavo Pierre Lartic. Jis buvo tikras ralio specialistas, žinojo, ką daro. Tada gana anksti tame Dakare įgijau didelį pranašumą, o tada galėjau kontroliuoti tempą ralyje, kuris buvo nepaprastai sunkus. Turime tik 15 automobilių finiše. Pirmasis ekipažas kirto liniją vakar vakare 19:55. Taip pat turime 3 motociklus ir 6 sunkvežimius, visi kiti dar yra kopose. Tai vienas svarbiausių mano karjeros, mano gyvenimo momentų. Supranti, kad Dakaras yra kažkas ypatingo. Turėti savo gyvenimo aprašyme tokį dalyką, sakyčiau, tai yra visko, ką patyriau viršūnė. Na ir Dakare vyksta ne tik lenktynės automobiliais, sunkvežimiais ar motociklais, bet ir lenktynės kupranugariais. Mluje Al-Havra klube kasmet vyksta prestižinės kupranugarių lenktynės, pritraukiančios daugiau nei 300 dalyvių iš visos karalystės. Kupranugariai anksčiau buvo naudojami kaip transporto priemonės dykumoje, dabar jie tapo laisvalaikio, pramogų, sporto ir netgi varžybų dalimi, kaip matote.
Mes juos pradedame treniruoti labai jauname amžiuje, maždaug mafaritų amžiaus. Mokame juos risnoti, bėgti vienus ir grupėse, po mėnesio treniruočių kupranugaris jau pasiruošęs lenktynėms. Šis mažas renginys leidžia mums valyti kupranugarį varžybų metu. Tai saugiau nei turėti jojiką. Naudojame įvairius garsus jiems treniruoti. Pavyzdžiui, starto metu darau tokį garsą. O likus keliems metrams iki finišo garsas sustiprėja. Šios lenktynės skirtos paruošti kupranugarius didelėms varžyboms, kurias organizuoja Saudo kupranugarių federacija. Kiekvienas klubas organizuoja savo renginius pagal kupranugarių amžių ir veikiamus atstumus. Šiandien vyksta 4 dalių lenktynės Hadajek kategorijoje, 4 km ilgio, po jų 5 km lenktynės Elaguaje kategorijoje. Šis sportas yra brangiai mūsų protėvių palikta tradicija, giliai įsišaknijusi mūsų kultūroje. Esame dėkingi vyriausybei, kad jis įpareigojo išsaugoti šį paveldą. Na ir keliamės į T3 kategoriją. Smailūs akmenys, sudėtinga navigacija ir reiklūs techniniai ruožai. Ir dar pagardinkime nuovargių po 48 valandų chrono etapą. Gončalo Gureiro, užimantis antrąją vietą bendroje įskaitoje, pradūrė ratą, susidūrė su akmenimis uolėtame ruože. Tačiau Red Bull Offroad Junior vairuotojas sugebėjo maksimaliai sumažinti nuostolius, greitai pasikeisdamas padangą. Aštrūs dantyti akmenys lėmė, kad pradurti ratai tapo dažna šios dienos problema. Vairuodamas naująjį OT3 Evolution iš G-Rally, Moraes etapo finiše finišuoja 8. Davidas Zylės lydo ir šokinėjo per smėlėtus ruožus, kyla iš 12 pozicijos ir etapą užbaigė įspūdingoje 6 vietoje, vos 5 minutėmis 36 sekundėmis atsilikdamas nuo lyderio. Viskas klostėsi puikiai Danijoje, Kiel ir pergalė etape atrodė labai tikėtina, tačiau Saudo Arabijos vairuotojai savo Taurus T3 Max dieną baigė 4 vietoje, tik 26 sekundėmis atsilikusi nuo lyderio. Etapas buvo smagus, greitas ir labai gera navigacija, daug akmenų, posūkių, daugybė iššūkių tikrai. Buvo sunku rodyti rezultatą, nes etapas buvo toks greitas. Paprastai tokiuose ruožuose reikia labai greitai naviguoti. Nors ir Jasir Seidan jau nebekovojo dėl pergalės bendroje įskaitoje Dakare, jis vis dar gali kovoti dėl etapo pergalių. Šiame 327 km greičio ruože jis užėmė 3 vietą. Dulkės apsunkino vairavimo sąlygos, pridėdamos dar vieną sudėtingumo elementą – greitai dienai. Šiandien buvo labai sunku. Daug akmenų ir sudėtinga navigacija. Pradžioje važiavome paskui T4 klasės dalyvius ir jie mums kėlė daug dulkių. Turime kur kas didesnį greitį nei SSV klasė. Po to, kai vakar tapo pirmojo Olandų laimėjusi etapą Challenger klasėje, Paulas Pirinksas buvo pasiruošęs pakartoti pasiekimą. Įveikęs 3 etapą be techninių sklandumų, Nicolas Cavaliaso diena praėjo sklandžiai. Paskutinių 20 km atkarpoje pavyko aplenkti Pirinksą, tad Cavaliaso iškovojo 2 etapo pergalę šių metų Dakare. Šiame etape net 4 Challenger dalyviai rezultatus rodė puikiai. Juos skyrė vos 26 sekundės. Nuožmi kova tęsėsi iki pat pabaigos. Galų gale pergalę šventė Cavaliaso, aplenkęs Pirinksą ir Seidaną. Taurus T3 Max dabar jau užima 6 aukščiausias pozicijas bendroje įskaitoje. Cavaliaso pirmauja prieš Gureiro ir Livertoną.
bendroje įskaitoje. Taip pat Kaviliaso yra pirmoje vietoje, 19 sekundžių ir 29 sekundžių pranašumas prieš Gureiro antroje vietoje. Na, o čia Puk Klassen iš Olandijos. Su šia lenktynininkė susipažinsime ir iš arčiau. Rubrika Dakaro portretas. Tiesą sakant, viskas įvyko labai spontaniškai. Dakar Classic patekau paskutinę akimirką ir labai greitai įsiliejau šį pasaulį, dabar esu jo dalis. Tai buvo tikrai šaunu. Neturėjau jokios patirties. Tad dalyvauti Dakare, kaip ir pirmosiose varžybose, net ir Classic kategorijoje atrodė, kad kaip labai bauginantis iššūkis. Manau, kad atėjau su mąstysena, tai bus sunkiausias dalykas, kurį man kad nors teks daryti. Tai tik 2 savaitės mano gyvenimo, todėl tiesiog irsiuos pirmin. Taip, buvau gana emocinga, žinote, buvau pavargusi, bet ir laiminga. Tai buvo jausmas, kurį niekada negalėsiu niekam paaiškinti ir tada supratau, kad tai yra viskas, ką noriu daryti. O bendra patirtis su tėčiu yra labai ypatinga, tad dabar, kai jo nėra automobilyje su manimi, jis be abejo daug labiau nervinasi namuose. Manau, jam reikia prie to priprasti. Taip, manau, jam tai kelia šiek tiek streso, kad dalyvauju šiame Dakare be jo. Vasario mėnesį dalyvau Abu Dabyje, niekada gyvenime nebuvau vairavusius visureigio, tą akimirką supratau, kad noriu dalyvauti Dakare, tikrajame Dakare. Tai nuostabu, ilgos dienos, daugybė kilometrų, tai labai skiriasi nuo visko, ką iki šiol dariau. Man patinka ištvermės dalis, tai labai emocinių jėgų reikalaujantis procesas. Nuostabu turėti Šaraną Mūrą šalia manęs. Žinote, jis laimėjo Malė Moto, yra dalyvavęs keliuose Dakaruose ir yra tiesiog neįtikėtinas šturmanas. Jis toks tikslus, todėl galimybė dirbti su juo suteiks man daugiau pasitikėjimo. Esu rami, bet tuo pačiu ir gana aštri automobilyje, todėl gaunu tokią adrenalino dozę, kurios negavau jokioje kitoje sporto šakoje. Tačiau dėl kažkokios priežasties aš nebebijau, kas yra įdomu. Ir turint omenyje, kad dalyvavau savo pirmosiose lenktynėse, buvau šiek tiek per daug drąsi. Žinote, ėjau sunkiuoju keliu. Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą. Ir dabar, kai jau dalyvavau pirmam Dakare, kuris nesiskaito kaip tikrasis, viskas apie ką galvoju yra tik tai. Tai viskas, ką noriu daryti, tai tapo savotiška manija. Todėl matau save dalyvaujant šiose varžybose ir dar daug metų ir nežinau, ką be to daryčiau. O mes netrukus grįšim. TV6 eteryje Dakaro apžvalga, mes tęsiame ją. Ir čia tie 4 kategorija, kurie turėjome pusiau lietuvišką bagį, bet jau nebeturim. Po sunkios 48 valandų chrono kovos lengvųjų motobagių klasės dalyviai susitelkė ir pradėjo mūšį. Vienas iš vis daugumos amerikiečių priimančių iššūkį Saudo Arabijos mėlynuose yra Hunter Miller. Gyvenimas vos už akmens metimo nuo šturmano Andrew Short. Teksietis Hunter Miller sako, kad jiedu kalba tą pačią kalbą. Po nemalaus smūgio pirmame etape pora pradeda perprasti užduotį, kol kas ties riba patekti į geriausiųjų 10-tuką. Michel Kinoto ir toliau dalyvauja Dakaro ralyje. Italas yra gerai žinomas ne tik dėl savo lenktynių aistros, bet ir techninio įžvalgumo. Tai dar viena galimybė išbandyti savo Polaris visureigio galimybės. Geraras Faré yra įpratęs būti tarp lyderių SSV kategorijoje, nors jis žino, kad tai bus vystymosi darbas ir auginti rezultatą reikės su Pedegra Team. Dakaro legenda šiuo metu užima 5-ąją vietą bendroje įskaitoje. Flirtavęs su vieta ant podimo visą dieną, galiausiai Fernando Alvarez Castellano turėtų apsistoti 5-oje vietoje. Po to, kai praleido praėjusius metus ir pasitraukė per paskutinius 2 Dakaro nuotykius, tai yra labai žadanti pradžia šiam veteranui iš Ispanijos. Ekranuose Brock Hager.
Manau, kad vieta ant podiumo tai yra realistiškas tikslas. Taip, Brock Heger žodžiai ir jo pasitikėjimą palaiko rezultatai. Nors trūko šiek tiek greičio, jis vis dar finišavo ant podiumo kiekvienam iki šiol vykusiame etape. 34 metų amerikietis yra vienintelis savo šalies atstovas, esantis vienoje iš kategorijos top 2. Tik po paskutinio kontrolės punkto Xavieras de Sultre atgavo antrąją vietą, kurią buvo užėmęs pradėdamas specialų ruožą El Henakia kryptimi. Seb Loeb Racing komanda – stabilumo įsikūnymas. 2 poliariai podiume kiekviename lenktynių etape nuo prologo Bišoje. Tačiau SLR Polaris pergalingą mašiną sustabdė 3 kartus Dakaro nugalėtojas esantis misijoje dabar. Čeleko Lopez daugiau nei 4 minutėmis aplenkė dabartinį čempioną de Sultre. Can-Am Factory Team turi kuo remtis. Čilietis dabar 4 vietoje bendroje įskaitoje. Tai buvo geras etapas, dėja vakar chrono buvo kaip katastrofa ir mes praradome tiek daug laiko. Esam čia po dienos, Dakaras ilgas ir turime kiekvieną dieną pasirodyti kuo geriau. Can-Am Factory Team nutraukė Polaris pergalių seriją, suteikdama Čeleko 13 SSV etapo pergalę. Tačiau Seb Loeb Racing sunku pasivyti net ankstyvojoje stadijoje, ką parodys maratoninis etapas, sužinosime jau poryt. Na, čia naujas projektas Dakare, tai yra Next Gen, proga jauniesiems lenktynininkams ir navigatoriams išbandyti save autosporte. Turime daug potencialo, čia turime daug talentų, jiems tai reikia galimybės, tai reikia, kad kas nors jiems atvertų duris. Ne tik viena pora laimės vietą pirmajame Saudi Next Gen talentų programos etape, 2 poros iškovos vietą kitų metų Dakare. Klausimas, kas tai bus? Radau 5 labai motyvuotas komandas su didelėmis ambicijomis. Mano nuomonėje, jie visi yra nugalėtojai, nes mes juos stebėsime visus metus. Tačiau 2 komandos, kurios iškovojo vietą dalyvauti Dakare, padarė nuostabų darbą ir buvo malonu su jais dirbti. Kriterijų buvo daug: automobilio tausojimas, pagarbos komandai demonstravimas, komandinis darbas, bendradarbiavimas su šturmanų gebėjimai, ne tik greitis. Nugalėtojai numeris 1. Hamza Bakšašabas ir Fahdas Alamaras Bedelabhahas Ališvegas. Tai buvo nuostabios ir sudėtingos 8 programos dienos. Laimėti šią programą yra kažkas neįtikėtino. Dabar galvoju tik apie dalyvavimą kitų metų Dakare, tai kažkas, ką reikia suvokti pačiam man. Man pareiks kelių dienų, žinoma, kad tikrai suprasčiau, suvirškinčiau, jog kitais metais būsiu automobilį ir šiose lenktynėse. Tikimės, kad ateityje pamatysime Saudo Arabijos čempioną, kuris galės tęsti dabartinių Saudo Arabijos pilotų sėkmę ateities Dakaro ralio varžybose. These editions of Dakar. Sunkvežimių kategorija. Akmenuota vietovė tapo rimtų iššūkių daugeliui sunkvežimių vairuotojų, įskaitant Anja Van Loon. Bei Vaidotą Žalą, žinoma. Viskas tvarkoj? Na, biškį išmėgojau, palsėjau, tai... Bet laukia akmenuoti dana, matosi. Tokie akmenukai, nors nėra labai tokie paglūdinti, bet padangėlė plėšėsi. Manau, kad su padangėlėm bus reikalų visiems šiandien. Hey, morning, okay? Nedidelė nauda tam, kuris laimėjo praeitos dienos greičių ruožą, nes turi 10 minučių tarpelį prieš savo startą. Kita vertus, naviguoti yra lengviau, kai matai dulkės prieš akį. Ir žodžiu, čia visur yra žaidimo elementų. Na taip, toksai iki galo neapsisprendęs, ar pasiruošęs ar ne, bet Vaidotas Žala su visa savo gausia kompanija ekipaže pasileidžia į šios dienos greičio ruožą. Mano minėta Anja Van Loon pernai metais užėmusi 12 vietą bendroje įskaitoje, šiemet varžosi su broliais Benu ir Janu. Jie prarado 1,5 valandos šiandienos etape. Klaudijo Belina sekėsi šiek tiek geriau. Jis atsiliko kiek daugiau nei pusvalandžių nuo lyderio ir bendroje įskaitoje šiuo metu yra netoli top 10 ribos.
Chrono etapas tapo tikrų išbandymų Martinui Soltaiš. Pirmąją dieną jis įstrigo kopose, o antrąją kankinosi su elektronikos ir galios problemomis. Jo ir pavargusios įgulos nuostoliai siekė daugiau nei 3 valandas, tačiau šiandien sekėsi daug geriau, jie džiaugiasi etapu ir finišavo 5. Martinas Mačikas pradūrė vieną padangą akmenuotoje vietovėje, prarasdamas apie 5 minutės. Titulo gynėjas pasirinko saugų tempą, jo persvara bendroje įskaitoje sumažėjo mažiau nei 4 minučių. Bet kol kas tai nesukelia rūpesčių. Sunkvežimius dirba puikiai ir atrodo labai gerai po 48 valandų iššūkio. Po tokio reikalaujančio ir sunkaus etapo kaip šis, tai tikrai malonu. Jis tave vejasi, Martinai, tai Mitchell van den Brink, bet iki tavo bendro rezultato jam dar toli. Olandas neturi kito pasirinkimo, kaip tik spausti po didelių nuostolių chrono etape. Jam nepasisekė, pradurta padanga vos 10 km iki finišo kainavo apie 6 minutės. Dėl to jis turėjo tenkintis 3. vieta. Vaidotas Žala šią dieną pavadino padangų tausojimo diena. Jis teigė, kad nepaisant pradurtos pagundos spausti, reikėjo būti protingam. Lietuvis visada jautėsi ant ribos, bet nepradūrė nei vieno rato, o jo atlygis 2. vieta. Sunkvežimių naujokas atsilieka 34 minutėmis nuo lyderio. Tuo tarpu šis vyras nuo lyderio atsilieka vos tik 3 minutėmis ir 34 sekundėmis. Puikus Alešo Loprais pasirodymas leidęs jam iškovoti 1. pergalę šių metų Dakaro ralyje. Stengiamės nepradurti ratų ir pavyko užimti 1. vietą. Tad esame patenkinti rezultatu, mums pasisekė, kad nugalėjome, tai yra mūsų 1. etapo pergalė. Taigi, įprasti lyderiai lentelės viršuje, o Keith Cullen užėmė 5. vietą. Pirmieji 10 vairuotojų sutilpo į mažiau nei 35 minutės. Bendros įskaitos lyderiai išlieka Macikas ir Lopraišas, kurie kovoja dėl lyderio pozicijos. Žala turi solidžią persvarą prieš Van den Brinką ir užima paskutinę podiumo vietą. Na, Vaidas tikrai šiandien davė vaizdų ir jo progresas buvo įspūdingas, jis ties 4 atskaitos taškų netgi buvo 1. 5. Džimos taškis buvo tik 8 sekundėm atsilikinėjo nuo Alešo Lopraiso ir galiausiai finišavo tik 55 sekundėm atsilikęs nuo greičio ruožo nugalėtojo. Vaidui dar viena sunki diena, visam ekipažui žinoma kartu. Matėm Lopraisą priekį, bet su tom dulkėm tai taip kartais priartėjai, kartais atitolsi, nes nematai. Svarbiausia, kad šiandien buvo tokia padangų valdymo diena, tai svarbiausia nepramušiau nei vieno rato, nes kolegos mačiau stojo keisti. Tai toksai varėm saugiai, turėjau praeiti pamokų, kai pramušus ratą, kas laukia tavęs, ypač kai pasibaigė ratai dienos pabaigoje. Tai va, tai žodžiu, nei vieno nepramušėm, svarbiausia. Bet tokia labai varginanti diena, nes kai daug akmenų, vis laik toks stengiasi ant ribos ir su sunkvežimiu vis tiek reikia kapot kampus. Tai niekad nežinai, kas laukia už kalniuko, kartais dideli akmenys laukia ir jau čia kali ir galvoji, nu dabar jau pasigirs karsas ar ne, jau sakys Maksas, kad reiks stot ar ne. Tai va, bet šiandien viskas gerai, be cirko. Na ir mūsų klasikai. Ankstyvas rytas Dakar Classic dalyviams, pradedantiesiems savo 1. maratono etapą šiame ralyje. Atsikėlėme labai anksti ryte, bet jaučiamės puikiai, oras šiandien fantastiškas. Jaučiuosi puikiai, truputį anksti reikėjo keltis, pabūdame auštant, bet tai reiškia, kad finišuosime anksčiau. Tikslas pasiekti finišą. Rezultatai šiuo metu nėra labai svarbus, dar turime 10 dienų. Ir štai veiksmas. Diena, kai visiems reikės itin saugoti savo transporto priemonės, nes vakarėjas remontuoti tik galės ribotą laiką. Kova tarp didelių klasikinių sunkvežimių ir mažesnių automobilių, kaip ir Karolis Raišys, pavyzdžiui. Šiame reguliarumo ralyje, kur svarbiausia yra nuoseklumas, Juanas Morera, nugalėjęs prieš 2 metus, vis dar rimtai varžosi. Štai jis, su savo žmona Lidija, jis šiuo metu užima 5. vietą.
bei jų įspūdingą Porsche, žinoma. Čia prancūzas Mensė Gublin, pernai geriausias naujokas, vairuodamas Land Rover Defender, dabar užima 4. vietą bendroje įskaitoje. Praėjusių metų čempionas Carlosas Santa Eulalia, reguliarumo ralio specialistas, kai svarbiausia yra vidutinis greitis. Šiuo metu jis 3. ir gerai pasirengęs ginti savo titulą. Tačiau ispanų įspūdimą daro 2 italų ekipažų komandos, pradedant Filippo Colnahi ir jo Nissan Patrulį. O lyderis yra Lorenzo Traglio, siekiantis revanšo po pernai iškovotos 2. vietos. Su savo šturmanu Rudy Briani italas pirmauja 48 taškų persvarą prieš savo komandos draugą Colnahi. Finišavom kelintą? 3. etapą. 3. etapą. Esam 600 kilometrų, liko dar 200 iki bivako. Ką tik Vaidas matėm pravažiavo su savo sunkvežimiu. Sunki buvo kažkokia diena, bet esmė ta, kad finišas ir toks iš karto kaip Sonikas, kaip kompiuteriniam žaidime, taip čiung žvaigždutė, kad dar viena diena padaryta, tai toks kaip gerai. Ir pradžiai kas buvo? Jau pamiršau net, kas pradžiai buvo 200 km važiavom keliais, vos miegojo, vos kelias valandas, viskas susipakuotis jau keičiam bivaką, bet kažkaip prašvito, atsigavom, viskas buvo gerai, tada į etapus važiavom. Man tai tik greičio ruožas prasidėjo iš karto, naujas žmogus pasidariau, man taip atsigavau, taip atrodo, jau vakare jau taip pasijuto tas, kad Dakaras jau duoda tokį sunkumą, kad reikės dabar jį perlipti ir stabilizuotis, nes pradžiai atrodo viskas faina, dabar, kaip jau likti čia sunkoka, bet ir tiek vėl sėdau mašiną, visai pasilgau, visiškai gerai buvo. Ir turėjom 400 jau kilometrų ruožų ir gavom visko. Ir akmenų, dulkių gavom ir taip toliau, bet aš noriu padėkoti visiems kupranugarių dievam, ten dykumų dievam, krūmų, šitų kaktusų visiems, kad vakar mums viskas gerai baigėsi. Nes vakar mes turėjom tokį skrydį, ten vos kelias detalytės pakeitėm, viskas toliau važiuoja puikiai, bet užtat išmokom pamoką. Bet šiandien čia buvo irgi reikalų, nes atsimenu 40 km važiavom tokiais akmenim, kaip sakėt, skaldytos plytos, netgi tokias aštras, labai didelis. Ir 40 km po to važiuoti buvo... Bet užtat neprisirmom. Aš galvoju, kad dalimis išardysim, kad galėsim pardavinėti, nežinau, ar čia atsisiųs naujų dėvėtų dalių, ko nori, viską turimės. Bet, apie dalis tik galvoju, kad mašinas jau nebeliks. Bet paskui labai fainai, kad organizatorius atidarė kelius, droseliai atsidarė ir dugnais iki galo, tai nebeprailgo. Nors vidury kelio jau atrodė, kad užtruks. Užpakalis, galva barška, nebegerai. Žodžiu, šiandien puikus etapas, liko dar 200 km, tai jau be saulės pasieksim kitą bivaką. Lekiai. Na ir Karlius Signų tikrai turi ko džiaugtis, jie kyla į 5. vietą bendroje įskaitoje. Na, iš klasikų dabar į ateitį. Dakar Future Mission 1000 yra labai toks technologinis iššūkis nei tikrasis ralis, tačiau Dakaro pabaigoje nugalėtojas skelbiamas remiantis taškų sistema. Laikas nėra fiksuojamas kaip ralyje, tai iššūkis skirtas įvertinti technologijas ir projektus. Pagrindinis tikslas, kad kasdien įveikti 100 km. Ir jei nepavyksta užbaigti 100% etapo, gaunama tik tokia taškų dalis, kuri atitinka įveiktą procentą trasos. Be to, mes stebime našumą, autonomiją ir žinomumą. Našumą vertiname naudojant Launch Control 200 metrų sprintą, kuriame vertiname kiekvieno projekto greitį ir našumą. Autonomiją vertiname lygindami su nustatytų įveikimo laiku. Kiek laiko projektui užtrunka įveikti etapą. Galiausiai, žinomumas vertinamas naudojant Fanboost socialinių tinklų ir Dakaro gerbėjų balsus už jų mėgstamiausią projektą. Taigi, jeigu užbaigi etapą, tai yra įveiki 100% trasos, suteikiama 10 taškų. Autonomijos vertinimas pagal nustatytą trasos įveikimo laiką, Eco Mode jokių papildomų taškų, Normal Mode nustatytas laikas 5 papildomi taškai, o jei rezultatas yra 10% greitesnis už nustatytą laiką, 10 papildomų taškų. Fanboost už gerbėjų mėgstamiausią projektą suteikia 10 papildomų taškų, o Launch Control 10 taškų greičiausiam projektui. Po pirmųjų etapų vandenilio sunkvežimis vairuojamas Jordi Jouvin Teny pirmauja.
Štai antrojo etapo rezultatai su taškais, kuriuos surinko visi dalyviai. Dauguma jų sėkmingai įveikė 100 km ruožą. Ryto ryte 415 km kelionė iš šiaurę iki Alūlos, tai maratono etapas, todėl pasiekus bivaką dalyviams bus suteikta ribota pagalba. Rytojaus etapo trasas sudarys vulkaninės vietovės ir techniniai greičio ruožai. Tačiau laiko apžiūrėti įspūdingus lankytinų vietų Hegros, Senojo miesto, Marajo koncertų salės ar Dramblių uolos nebus. Rytoj 2025 m. Dakaro ralio 4. etapas. Na, o mūsų kanale reikalai dar nesibaigė. 23 valandą Mindaugas Plukys ir Linas Ramoška Dakaro ramoje, kitą kviečiam jūs įsijungti. Taipogi skaitykite visas naujienas portale tv3.lt ir išgirskite jas per Power Hit Radio. Rytoj mes tęsime visą apžvalgą, o šiandieną užbaikime su Benedikto Vanago citata. Kalendorius yra subjektyvus reikalas. Dar tik Dakaro pradžia, o aš jau nebežinau nei kokia mėnesio, nei savaitės diena. Dabar tik Dakaro dienas suprantu. Tokia Benedikto Vanagos intencija, užbaigsime šios dienos transliaciją. Mindaugas Plukys ir Laurynas Matonis atsisveikina ir kviečia jūs įsijungti Dakaro ramą 23 valandą. O jau rytoj žiūrėsim, kaip sekėsi mūsų lietuviams dar vienam labai sunkiam Dakaro iššūkyje. Iki!